Pratarmėje knygai apie dievus ir žmonės Algirdas Greimas rašė: pastaraisiais metais pasireiškusi archeologijos sukurta metodų pažanga, leidžianti atskirais padrikais elementais atstatyti ne įrankius, statulas ar pastatus, bet ištisas vietovės ir gyvenvietės, pagal kurią galima spręsti apie senovės miestus, jų socialinių, politinių ir religinių institucijų formas, turi neabejotinos įtakos ir bendrai istorijos metodologijai. Analogiškai galima sakyti, kad ir istorijos rūkuose atpažįstamos mitologijos aprašymas yra ne kas kita, o rekonstrukcija, bandanti iš atskirų mitinių nuotrupų, įsimėčiusių šukių ir palaidų gabalų, atstatyti organizuotą visumą. Algirdas Julius Greimas. Kiekvienas tyrinėtojas, interpretuodamas savo medžiagą arba kaimynų medžiagą, įneša visą laiką kažką naujo. Na, čia tik yra toksai, tos knygelės yra vienas iš tyrinėjimo etapų, tik tai. Čia juokauja, per vienus metus kartais išeina 2 knygos, bet niekas tik tai nežino, kiek laiko medžiaga buvo tom knygom rinkta. Ir sako, čia kažkaip galbūt jau, reiškia, primena kažkokį norą daryti knygas. bet iš tikrųjų čia yra susijęs su to, kiek tu sugebi tos medžiagos surinkti ir medžiaga paprastai tam tikromis temomis, kur tyrinėtojas domisi, jinai renkama iš tikrųjų visą amžių, o kadangi jau amžius šioks toks, tai per tą 40 metų tai pavyko surinkti tos medžiagos ne taip ir mažai. Konkrečiai Lietuvos tūkstantmečio tradicijos gintaro knygą, tai esu dėkingas Dailės muziejui. Tai vat Dailės muziejus tiesiog paskatino, kad gintaro muziejuje atsirastų knyga, kuri galėtų papasakoti, žodžiu, šiek tiek ekspoziciją, painterpretuoti, ją papildyti, naują ekspoziciją ir daugelis iš tikrųjų objektų, gal pusė net, yra susijusi su gintaro eksponatais iš šito muziejaus. O paskui, aišku, apaugo interpretacija ir pavyzdžiais iš daugelio kitų pasaulio muziejų. Kodėl jūsų žvilgsnis nukrypo į gintarą? Na, mano dėmesys yra į daug ką nukrypęs. Taip pat į seniausius akmens amžiaus kapus ir taip toliau. Bet aišku, gintaras yra viena tema, kurią tiesiog jau nuo 1 kurso universitete kažkaip buvau užsikabinęs su šitos temos ir su mano mokytoja Jablonskyte Rimantė pradėjome dirbti. Paskui tas supratimas apie akmens amžių plėtėsi ir perėtė prie įvairiausių kitų temų, bet šita tema visada liko tokia mėgiama. Ir todėl, žodžiu, bandžiau nemažai stengiausi, žodžiu, visą laiką rinkti medžiagą, nepaisant to, kad ir domėjausi kitais dalykais. Ir dalyvaudamas konferencijose arba pats organizuodamas gintarų skirtas konferencijas. Ir tokios konferencijos pastaraisiais metais vyksta tradiciškai labai San Marine. Žodžiu, yra valstybė, kuri yra labai nedidelė, kaip visi žinom, bet kaip tik per ją šalia šitos valstybės, šalia Titano kalno, ėjo tas etruskų gintaro kelias ir ten jie turi ypatingai daug radinių. Veručijo muziejui šalia San Marino ir pačiam San Marine. Jie iš tikrųjų turi milžiniškus etruskiško gintaro rinkinius. Tai va, jie yra tokie vieni iš koordinatorių dabar gintaro tyrinėjimų Europoje. Meno istoriko, archeologo, humanitarinių mokslų daktaro Adomo Butrimo mokslinė veikla labai plati. Jie apima įvairias kultūros meno sritis. Tai meno istorijos, ypač priešistorės, archeologijos, Lietuvos istorijos, gintaro ir ankstyvųjų jo dirbinių tyrimas ir populiarinimas. Profesorius skaito vakarų meno istorijos ir Europos bei Baltų archeologijos kursus Vilniaus dailės akademijos studentams. Adomo Butrimo ilgamečio Vilniaus dailės akademijos rektoriaus, mokslo prorektoriaus iniciatyva buvo įkurta akademijos leidykla ir doktorantūros skyrius bei dailėtyros institutas. Adomas Butrimas rengia leidinius skirtus Baltijos gintarui, priešistoriniai dailiai, archeologijai, yra daugiau kaip 50 knygų autorius, bendraautorius, sudarytojas ar redkolegijos narys.
Jis organizuoja tarptautinės konferencijas, rengia Žemaičių muziejaus Alką ir Mažeikių muziejaus archeologijos ekspozicijų koncepcijas ir dizainą. Yra vienas iš Žemaičių kultūros draugijos, Žemaičių akademijos steigėjų. Nuo 2013 metų Adomas Butrimas yra Telšių miesto garbės pilietis. Taip, gimiau Telšiuose ir tai yra tas Biržulis netoli mano namų. Sakykime, tik 30 kilometrų. Žodžiu, taip, kad vienas dalykas, antras dalykas, kai randi tokius gintaro skrydinius ir kaip tu toliau nesidomėsi. Kiekvienas tyrinėtojas, jeigu jis iškasa paminklą, jis jį sunaikina ir turėdamas savo iškastus dirbinius, jis privalo tuo domėtis, juos interpretuoti, būtinai į tą apyvartą mokslinę įvesti, iš pradžių į Lietuvos, paskui į pasaulinę gintaro apyvartą. Dabar, sakykime, buvo konferencija skirta etruskų gintarui ir juokingiausia, kad konferencijos plakatas buvo papuoštas šituo skrydiniu, nors su etruskais jis nelabai daug ką bendro turi. Bet, žodžiu, Italijoje išleisti plakatai ir tiesiog teko gauti juos, žodžiu, jie yra papuošti šituo gintaru. Kai kurie dalykai, kaip tas gintaro skrydinys, jie yra tiek išskirtiniai, kad, sakykime, jie atsiranda ir mūsų pašto ženkluose, ir baltistikos monetose, ir 2 eurų monetoje, kuri cirkuliuoja visoje Europoje. Bet šitie gintaro skrydiniai, jie yra tokie koncentruoti, turi tokį vizualinį didžiulį simbolinį krūvį. Ir kartu tai yra labai, žodžiu, dailininkam labai lengvi interpretuoti, o kartu nesunkiai, žodžiu, gali atspindėti, nes jiem nereikia daug erdvės pavaizduoti šitiem gintaro dirbiniam. Ir kai vyko diskusijos, kas galbūt geriausiai čia galėtų reprezentuoti baltistiką, pavyzdžiui. Taigi baltistika gal čia galėtų būti, sakykime, Lietuvos valstybė nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Buvo tokias idėjos, bet to niekada neparodysi 10 milimetrų skersmens monetoje, bet gintaro skrydinys tam yra labai tinkamas. Čia Lietuvoje kiekvienas galvoja, kad jis viską žino apie gintarą, tačiau vis tiek rūpi sužinoti, o kur pasaulyje yra pasklidęs gintaras, kur jo randama. Pasaulyje jo randama yra daugelį vietų. Iš tikrųjų, Jungtinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui, Kanzaso yra toksai gintaras. Yra rytų šalyse, yra Irane, Irake, yra Ukrainoje, yra Lenkijos teritorijoje, aišku, Lietuvoje. O paskui, žodžiu, jisai kaip žaliava yra pasklidęs daugelį pasaulio vietų, bet iš tikrųjų tas tikrasis gintaras, vadinamasis sukcinitas, kuris turi tos gintaro rūgšties vadinamosios, iš pinus sukcinifera, tai jisai turi 3,8% ir tai yra vadinamas tikrasis gintaras. Ir tas tikrasis gintaras iš tikrųjų yra pasklydęs daugiausiai Lenkijos, Prūsų buvusioje teritorijoje ir Lietuvos teritorijoje. Ir daugiausiai jo iš ten yra išmetama ir dabar jūros bangų, taip pat iš čia yra kasamas. Ir to tikrojo gintaro savininkai, galima sakyti, esame mes, baltai. Kadangi daugiausia baltų gyventose teritorijose jo randama ir baltų gyventose teritorijose daugiausiai jis buvo apdirbtas ir iš baltų teritorijų jis paplito irgi po didžiulius Europos plotus. Minėjote, kad gintarą išplauna jūra, tačiau ko gero gintaras randamas ne tik šalia jūros ar jūroje, bet ir kitose vietose, kur yra Lietuvoje radimvietės. Daugiausia, aišku, gintaras yra kasamas, jis yra, visi dabar žino, Prūsų buvusioje teritorijoje, Kaliningrado dabartiniai srity, Palvininkuose ir poledynmečių ežeruose, senuosiuose ežeruose yra. Toks yra garsus ežeras Lenkijoje, sakykime, Kurpio ežeras, o vakarų Lietuvoje Žemaičių aukštumose tai yra toksai Lūkšto ežeras, Lūkšto ežeras skirtingai vadinamas. Tai šitas ežeras savo Gintarnyčios įlankoje dar plauna gintarą. Ir Gintarnyčios įlankoje iki šiol galima rasti gintaro ir yra randama ir šimtus, netgi gramų sveriančių gintaro gabalų. Ir kaip tik tai Biržulis ir Lūkštas akmens amžiuje yra buvęs vienas ežeras,
Prie Biržulio akmens amžiaus gyvenvietėse mes randam daug gintaro ir todėl atrodo, kad tas gintaras galėjo atkeliauti iš Baltijos pajūrio, o galėjo būti surinktas visai greta Lūksto ežere, kada plaunamas. Danijos teritorijoje, pavyzdžiui, jis irgi buvo jo randama labai daug poledyniniuose ežeruose, bet paskui tiesiog tas gintaras iš ten buvo rinktas, jo buvo prekiauta ir danai jau seniai, jau porą tūkstančių metų, jo beveik visai nebeturi. O pas mus jo dar yra. Sakykite, kokie yra pagrindiniai akmens amžiaus gintaro dirbinių tipai ir formos? Na, akmens amžiaus savo formomis yra labai įdomus, nes gintaras, žodžiu, akmens amžiai kaip niekada kitais laikotarpiais, žodžiu, gintaro papuošalai darom prisilaikant tų gamtinių, natūralių formų. Nes mes žinome, kaip formavosi gintarmedžiuose šitas gintaras, kokiose vietose, kokios formos buvo. Pavyzdžiui, visada būdavo gintaro varvekliai. Jie kabėdavo ant šakų, ilgi. Ir akmens amžiaus žmogus sugalvojo, kad tai yra ideali forma tokiems ilgiems vamzdiniams karoliams daryti. Tiesiog apdirbdavo šiek tiek paviršių glūdindami ir gręždavo skersai iš dviejų pusių skylės. Ir tokių karolių ilgis galėjo būti siekti net 10 cm. Ir va šitie karoliai, žodžiu, vamzdiniai karoliai buvo visiškai tokia natūrali forma. Kita forma buvo, aišku, lašo forma. Tai vat lašo forma, tai vairias tokias dvigubas sagas, kaip mes juokaujam, kailinių sagos. Žodžiu, buvo gaminamos iš lašo formos. Paskui įvairūs gintaro lęšiai, iš tokių mažų lęšiukų, darė tos sagutės gintarinės, kurių darė iš tikrųjų tūkstančius ir buvo pagrindinė ta mainų prekybos prekė. Tos gintaro sagutės, dažniausiai jos buvo ovalios arba jos galėjo būti keturkampės. Tie papuošalai darėsi šiek tiek vis sudėtingesni. Tai tokios jau formos atsiranda kaip grandis gintarinės, kurias darydavo iš labai kokybiško gintaro. Ir va čia kaip tik tai ant viršelio knygos viena tokia grandis iš nepaprastai gražaus, tokio skaidraus, šiek tiek padumavusio gintaro buvo daroma. Ir paskui, aišku, tie gintariniai skridiniai. Tai irgi tokia ypatinga forma ir jie randami daug kur ir miškų zonoje dar akmens amžiui. Tačiau tą formą pradėta pritaikyti įvairiausiams simboliam išreikšti ir ornamentuoti tą skridinio formą jau daugiau vėlyvajame neolite, maždaug nuo 3 tūkstantmečio prieš Kristų pradžios. Paskui, aišku, kad vėlgi nukeliavo jie į skirtingas kultūras ir tos kultūros suteikia jiem įprastas formas. Na, pavyzdžiui, nukeliauja pas etruskus. Ar ne gintaras jau žalvario amžiaus, arba ankstyvųjų metalo epochos pabaigoje, ten 8-7 šimtmetį prieš Kristų. Tai etruskai, aišku, jie buvo puikūs juvelyrikos meistrai ir jie kūrė grinai geometrizuotas, tik jiem būdingas formas, labai gražias. Žodžiu, kiekviena tauta ir kiekviena kultūra turi savo formas ir tą gintarą, pavyzdžiui, vėliau Romos imperija. Jai visiškai tokie gintariniai papuošalai, kokie buvo būdingi, sakykime, to laikotarpio mums, tie gintariniai tada karoliai. Jie nelabai domino romėnų, bet jie įvairios vėlgi skulptūrėlės, kosmetikos indeliai įvairūs ir kiti daiktai arba papuošalai, tiesiog arba natūralūs gintaro gabalai arenų papuošimui, žodžiu, gladiatorių ir taip toliau. Ta gintarą, kiekviena tauta naudoja pagal savo poreikius, o tos gintaro dirbinių formos yra labai įvairios. Ir jeigu mes pradedam nuo akmens amžiaus, tai sakykime, mūsų teritorijoje
gintaro dirbinių įvairovė buvo pati didžiausia formų įvairovė akmens amžiuje. Padavimas Jūratė ir Kastytis. Atsitiko tai seniai, kai dievas Perkūnas dar buvo vyriausias visų dievų, o deivė Jūratė gyveno Baltijos jūros dugne, gintaro rūmuose. Ji buvo visų deivių gražiausia ir nežinojo, kas yra žmogiškoji meilė. Jūroje prie šventosios upės įtakos, Jūratės vandenų karalijos žuvytės savo tinklais gaudė drąsus žvejas Kastytis. Pasiuntė Jūratė undines, kad šios įspėtų Kastytį nedrumsti Baltijos vandenų, negąsdinti žuvyčių. Tačiau žvejas, nepabūgęs deivės įspėjimų, nebodamas undinių vylių ir toliau mėtė į Baltiją savo tinklus. Jūratė karštai pamilo Kastytį už drąsą ir nuviliojo jį į gintaro rūmus. Perkūnas, sužinojęs, kad nemirtingoji deivė pamilo žvejo sūnų, didžiai užsirūstino. Jis savo žaibais sugriovė gintaro rūmus, nužudė Kastytį, o Jūratę prirakino prie tų rūmų griuvėsių sienos. Čia Jūratė bangų blaškoma nuolat rauda Kastyčio. Jos rauda tokia jaudinanti, kad amžinai šaltos, ramios jūros gelmės pradeda nerimauti ir siausti, išmesdamos iš gilumos ir išplaudamos į krantą Perkūno sudaužytų gintaro rūmų skeveldras. O smulkučiai gintaro gabalėliai, Jūratės ašaros, tyros ir skaidrios, kaip tyra ir skaisti buvo jos nelaiminga meilė. Kuo ypatingi baltų tradicijos skridiniai, jų puošyba? Buvo tos vietinės senųjų europiečių kultūros, ten Narvos ar Nemuno kultūros. Ir ateina tos indoeuropietiškosios kultūros rutulinių amforų ir virvelinės keramikos ir laivinių kovos kirvių kultūros. Ir būtent tame 3 tūkstantmetyje mes matome tą baltų formavimosi periodą ir kaip tik tai tada staiga toje teritorijoje, kur buvo kaip tik paplitę rutulinių amforų kultūra, atsiranda skridiniai. Gintaro papuošalai buvo labai dažna rutulinių amforų kultūros įkapė. Ir pas mus mes neturime rutulinių amforų kultūros kapų, bet mes turime vieną kitą gyvenvietę. Ir mūsų teritorija būtų ta šiaurinė riba, kurioje yra paplitę tie gintaro skridiniai ornamentuoti. Jau Latvijos teritorijoje jų mes nebeturime. Dabar žinomi 37. Na ir jie ten yra dalyjami tokia keletą grupių, patys paprasčiausi. Pradžiai matyti yra ornamentuojami tik kryžmo ženklų. Tai yra į gintaro paviršiuje kryžmos formos, reiškia susikirtančios duobutės. Paskui šiek tiek sudėtingėja, atsiranda kryžma ir toks duobučių ratas skridinio pakraščiais, o dar vėliau mes jau turime kryžmą su zigzago linijom, kurių skaičius kiekvienoje kryžmos dalyje yra skirtingas. Tai yra 4 dalyse. Tų duobučių skaičius yra skirtingas, bet visur kartojasi skaičius 25. Ir kaip manoma, ką jis reiškia? Na, kokie yra spėjimai? Interpretacijų čia vėlgi galime mes rasti įvairių ir galima nusifantazuoti, bet manom, pirmiausia, kad tie skridiniai buvo toksai svarbus prestižo objektas arba pagarbos toksai objektas. Kalbininkai sako, prestižas netinkamas žodis. Žodžiu, jie randami neeilinių matyti vyrų kapuose. Dažniausiai jų ta padėtis yra labai įdomi, kad jie randami ant kaktos ir čia yra padarytos mūsų dailininkų rekonstrukcijos, žodžiu, Rūtos Pilskytės. Taip kad mes bandėme atkurti, kaip atrodo rutuliniuose amforų kapuose šitie gintaro skridiniai, kokia yra jų nešiosinos vieta, sakykime, po mirties, kaip jie dedami į kapą. Tai vat, jau pats jų dėjimas į kapus rodo jų tokią svarbą. Kartu su gintaro skridiniais, ką mes matome Europos archeologijai, mes matome tą megalitinę kultūrą. Mes matome Stonehenge, žodžiu, su žemdirbiam labai svarbiais saulės stebėjimais, vasaros ir žiemos lygiadienių,
žodžiu, tų koridorinių kapų apšvietimu ir taip toliau. Tai atrodo, kad tie skridiniai greičiausiai yra susiję su tokia bandymu tais simboliais suderinti Saulės ir Mėnulio kalendorių. Ir va tie besikartojantis skaičiai 25 ir 8 dažnai kitoj skridinio pusėje, kaip mūsų rastajam, jie iš tikrųjų turėjo tokią simboliką. Ir mes randame tos gintaro skrybdinius primenančius tą Saulės diską. Na, mūsų teritorijose, dar Latvijos teritorijoje, kaip tik tokie skridiniai, tiesa, neornamentuoti, dedami mirusiesiam ant akių, irgi tą Saulės simboliką. Bet kartu mes randame gintaro papuošalų turinčio visiškai Mėnulio formas primenančių. Ir tie Mėnulio formos gintaro kabučiai irgi yra panašaus laiko. Tai žodžiu, yra epocha, tas neolito pabaiga, kai plinta žemdirbystė, kada žemdirbiam labai svarbu tampa Saulė, Mėnulis, judėjimas. Na ir aišku, kad tie gintaro skridiniai yra toks unikalus dalykas. Ir svarbiausia, kad mums pavyko rasti Daktariškės gyvenvietėje prie Biržulio ežero giliame durpyno sluoksnį idealiai išlikusius gintaro dirbinius. Nes daug kur kapuose, kur yra smėlis, žvyras, jų paviršius yra suaižėjęs ir ta ornamentinė sistema yra labai sunkiai atsekama. O tuo tarpu pas mus tas gintaro skridinys, jis yra rastas, sakykime, idealios būklės. Jis atrodo, ką tik padarytas. Organizuojate plataus masto archeologinės ekspedicijas. Tas ekspedicijas aš organizavau anksčiau, daug metų tyrinėjau, daugiau jaunystės laikais, bet visko prisikasiau tiek, kad dabar tik spėju apdirbti, publikuoti ir publikuoti Lietuvoje ir pasaulyje. Žodžiu, kad mūsų žinios apie mūsų medžiagą pasklistų. Tai aišku, kad daugiausiai mano tyrinėjimų metų yra prabėgę prie Biržulio ežero ir ten, kaip ir kitose Lietuvos vietose, arba pavyzdžiui Šventojoj, arba prie Kretuono ežero, yra tyrinėtos akmens amžiaus gyvenvietės, kurios yra durpyninės gyvenvietės. Ir ten mes aptinkame tą gintaro apdirbimo tradicijos pradžią. Ir ją aptinkame, žodžiu, pačiuose seniausiuose kultūriniuose tų gyvenviečių sluoksniuose, kurie yra giliai po durpimis ir yra datuojami tarp 4000 ir 4500 metų prieš Kristų. Taigi tai tradicijai gintaro jau yra daugiau kaip 6000 metų. Mane sudomino kaip atsiranda ta tradicija, kokia yra jos pradžia tos tradicijos ir kodėl jinai nenunyksta ir kaip mes per tą gintarą iš tikrųjų išeinam į pasaulį. Nes per tą gintarą išeinam į pasaulį ir Egipte, ir Mikėnuose, ir antikos autorių, graikų ir romėnų kūriniuose. Mes išeiname per tą tradiciją į viduramžių autorius, kur visą laiką, reiškia, mes esame laikomi to gintaro kraštu, ten, kur prasideda tie prekybos keliai, iš kur kyla gintaras. Todėl jie mus pastebi, mus aprašo mūsų gentis, aprašo mūsų papročius. Ir tiesiog mes tampame įdomus ir tampame įdomus iš esmės pasauliui vien todėl, kad mes turime gintarų.